Labadiena, mielieji, siunčiu linkėjimus iš savo aromaterapinių produktų spintos ir noriu trumpai pristatyti jums naują rudeninę veido priežiūros preparatų kolekciją. Tai yra autorinė mano kurta aromaterapinės kosmetikos kolekcija. Kaip mes galime pasirūpinti savo veido oda šiuo sezonu? Pirmiausiai, rekomenduoju naudoti veido serumą. Vadinu jį maitinančiu, regeneruojančiu rožių serumu. Į šio preparato sudėtį įeina labai daug komponentų, maždaug 40 komponentų. Čia yra patys prabangiausi lipidai, japoninės kamelijos, australiškų makadamijos riešutų aliejus, kuris suteikia odai aksominę tokią šilkinę tekstūrą. Įeina rudėto erškėčio aliejus, kuris mažina odos nelygumus ir keloidinius randus. Taip pat agurklės ir nakvišos aliejus, kurie yra turtingi gama-linoinėmis rūgštimis, reikalingomis mūsų odai. Mūsų organizmas jų nesintetina, tai yra vieninteliai augaliniai produktai, kur galima šiuos komponentus sutikti. Taip pat šiame serume yra kalendulos ir jūros dumblių želė, taip pat infuziniai aliejai, daugybė visokių preparatų ir be abejo patys švelniausi ir prabangiausi aliejai. Tai yra kelios rūšys rožių: roza damastena, roza centifolija, eteriniai aliejai ir absoliutai, taip pat prieš uždegiminiai aliejai, levandų, morkų sėklų, eterinis aliejus ir fitolis, santalmedis ir kitos gėrybės. Šis preparatas labai švelniai kvepia rožėm. Jo konsistencija yra tokia lengva, greitai susigerianti į odą ir veido serumą galima naudoti kaip tokį lengvą drėkinantį kremą veidui. Taigi nuvalius, nuprausius ar hidrolatu nuvalius odą, tiesiog mes patepam veidą šituo serumu ir leidžiam susigerti. Daugumai žmonių šis kremas tiesiog tampa tokiu nepakeičiamu. Iš tikrųjų, šis preparatas turi savo gerbėjas, kurios baigia vieną buteliuką ir atlekia taip pat įsigyti kito ir nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be jo. Jis yra natūralus, prieš uždegiminis, giliai maitinantis ir drėkinantis. Merginos sako, kad ant jo puikiai laikosi dekoratyvinė kosmetika, makiažas, jei ją naudojate. Kai serumas susigeria, jeigu jūsų odytė yra sausa ir jeigu norite ją dar giliau pamaitinti, tuomet toliau rekomenduoju naudoti rožių kremą veidui. Šis preparatas yra taip pat labai sudėtingas, jis lengvai susigeria, labai giliai maitina, pasižymi regeneruojančių priešraukšlinių poveikiu, yra visiškai natūralus, tinka labai jautriai, alergiškai odai. Daug mano klienčių tiesiog negali naudoti sintetinių produktų ir tiesiog jau daug metų naudoja šitą kremą. Kremas labai nuostabiai kvepia, rožė centifolija, damastena, be abejo įeina ir kiti uždegimus mažinantis, regeneruojantis eteriniai aliejai, patys prabangiausi lipidai, kolagenas, hialuronas taip pat įeina į šitą
kremą. Galima jį naudoti atskirai, tiesiog kaip tokį maitinantį, lengvai susigeriantį kremą. Arba, kaip minėjau, labai geras rezultatas būna iš pradžių patepti veido serumu ir kai šis susigeria, toliau patepti veido kremu. Jeigu šį veido kremą patepsite keletą kartų, pavyzdžiui, vakare nusiprausėt, pasitepat ir prieš eidamos miegoti pasidedat prie lovos, dar užmigdamas dar kartelį pasitepat, kremas suveiks kaip veido kaukė. Iš ryto oda bus labai stangri, pamaitinta, švelni kaip kūdikio. Jis nesukelia okluzijos, tai yra neužkimša porų, oda neprakaituoja ir galima jį naudoti kaip dieninį ir naktinį kremą, kaip kalbėdavom amžinatilsį mano mokytojas Janas Kušmerekas, mūsų oda ne drabužis, mes jo nenusiimam ryte ir vakare, taip kad iš esmės odos priežiūrai reikalingi tiesiog geri kremai. O dieniniai ir naktiniai yra daugiau tokie kaip ir komerciniai pramanai. Tai štai, jeigu jūsų oda yra pakankamai tokia riebi, tuomet labai rekomenduoju veido serumą. Jis veiks kaip lengvas toksai kremas, bet kaip juokauju, tikrai nėra kūdas. Jis yra pilnas maitinančių medžiagų ir vitaminų. O jeigu norite giliau pamaitinti, tai tada ant veido serumo arba tiesiog atskirai galite naudoti rožių kremą. Čia yra 50 ml ir rožinė dėžutė būna supakuota į organzos maišelį. Dar šiuo metu turiu nerolio kremą veidui. Nerolis yra karčiavaisio apelsinmedžio žiedų distiliatas. Šiuo metu turiu labai turtingą nerolio eterinio aliejaus kolekciją, bent 6 rūšis. Ir į šį kremą netgi eina daidai žiedų distiliatas, tai yra Japonijos nerolis. Taip kad šitas kremas irgi konsistencija yra panaši, tos pačios tiesiog maitinančios medžiagos, bet šis kremas labiau kvepia neroliu. Taigi veido priežiūrai šiuo metu siūlau regeneruojantį rožių serumą veidui ir maitinantį, regeneruojantį rožių arba nerolio kremą. Serumas kainuoja 25 eurus, tai yra 50 ml buteliukas ir kremas 50 ml kainuoja 30 eurų. Mano gaminami produktai yra labai koncentruoti, taip kad šito mažo buteliuko dėžutės jums užteks bent jau mėnesiui, tikrai ilgam.